Pilstančią sriubą ją užvaldė įspūdis, kad viskas jau pragyventa, išgyventa, nugyventa, tarsi būtų sukęsis verpetas va ten ir galėjai būti jame arba šalia jo ir ji buvo šalia jo. Tai ištrauka iš leidyklos Vaga išleisto Virginijos Woolf romano Į švyturį. Šis 20-ojo amžiaus rašytojos kūrinys laikomas modernizmo klasikos šedevru. Rašytoja iš tikrųjų yra pripažinta kaip klasikė ir būtent modernizmo klasikė. Kartais rikiuojama greta tokių pavardžių kaip Marcelis Prustas ir Jamesas Joyce'as. Ir ji be abejo turi savo ypatingą išskirtinę vietą pasaulio literatūroje. Ta modernizmo kryptis, kuri pasižymėjo dideliu dėmesiu kalbai ir psichologiniams niuansams personažų. Ir tuos niuansus išreiškė labai subtilia tokia literatūriška vaizdinga kalba, įsigilinant į psichologinės ypatybės personažų. Na, bet aišku, Virginia Woolf dar pasižymėjo ir kai kuriomis kitomis ypatybėmis. Jai rūpėjo ir moters padėtis visuomenėje, apie tai ir šiame romane užsimenama. Romanas Į švyturį pasakoja apie Ramzių šeimos ir jų svečių daugiasluoksnę santykių dramą. Pasak vertėjo Laimanto Jonušio, Virginia Woolf versti į lietuvių kalbą nėra lengva, tačiau sodri meniška jos kalba yra vienas didžiausių autorės išskirtinumų. Esminės temos yra be abejo žmonių santykiai santuokoje, tas yra žmonių santykiai iki santuokos, tėvų ir vaikų santykiai. Bet svarbiausia, tai, kad čia yra įsigilinama į psichologiją labai iš esmės. Čia gali būti per kelis puslapius labai nedaug veiksmo, bet labai daug vidinių išgyvenimų personažo. Ir tuo iš tikrųjų juk mūsų gyvenimas ir pasižymi. Mes ne tik tai kažką pasakom, nueinam, padarom, bet mes visada savo sąmonėje kaip nors jaučiam. Jaučiam skirtingus jausmus, motyvus savo veiksmų, skirtingai reaguojam į kitų personažų veiksmus, reaguojam ne atvirai pasakydami, o savo sąmonėje kažką suvokdami, pajausdami, įsimindami, darydami išvadas, atvirai jų nepasakydami. Tai kaip tik to labai daug išreiškia ši autorė ir be abejo skaitytojai, norėdami visą tą patirti, turi skaityti labai įdėmiai, iš lėto ir įsigilindami.